Aš pasigerinau regėjimą net ir visą dieną dirbdamas prie kompiuterio. Ekranai ne problema, esmė yra, kaip mes juos naudojam. Kokią vidinę savijautą ir su kokiais įpročiais. Į ką svarbiausia atkreipti dėmesį? Pirmoje vietoje, tam, kad akių obuoliukai išlaisvėtų, mes turim siųsti jos atsipalaidavimą. Tai bet kokia atpalaiduojanti kūno laikysena, atpalaiduotas veidas ir ramybė prote, tai čia yra pagrindas. Atsipalaidavimas turi būti pirmoji vieta. Kitaip sakant, įtampą keičiam į atsipalaidavimą. Antras dalykas. Akys labiausiai yra atsipalaidavusios, kai žiūri į tolį. Akys labiausiai yra įtemptos, kai žiūri į artimą tašką, ekraną. Vėlgi svarbu dažnai keisti atstumą. Priešais langą, užsimerkti, įsivaizduoti, kad žiūrima į tolį, kompensuoti artimą tašką į tolimą tašką. Ne vakare, kai darbai baigėsi, o per pertraukėlės dienos eigoje. Trečias dalykas. Jeigu yra pilna koncentracija į mažą sritį, ekraną, knygą, tekstą, kuris yra arti, ir ignoruojamas periferinis regėjimas, akims tai yra milžiniškas krūvis. Tikslas yra pajungti periferinį regėjimą, maksimaliai aktyvuoti, stimuliuojant, suvokiant, kas vyksta aplink mane. Už ekrano, šonas, viršui, apačioj. Čia yra trečias svarbus žingsnis. Pastovus suvokimas periferinio lauko, periferinio regėjimo, periferinių objektų aplink mane. Ketvirtas dalykas. Viena akis yra dominuojanti. Jinai daugiau deda pastangų skaitant, daugiau deda pastangų priimant vaizdinę informaciją ir toks disbalansas, kai viena akis yra per daug aktyvi, per daug dominuojanti, o kita yra pasyvi, vėlgi sukelia disbalansą tarp abiejų akių bendradarbiavimą ir tai kelia įtampą. Tikslas yra subalansuoti abiejų akių bendradarbiavimą. Kad tiek viena, tiek kita būtų vienodai įtraukta į skaitimą, į žiūrėjimą, į vaizdinės informacijos priėmimą. Tada atsipalaiduos ir mūsų regos sistema, smegenis, galiniai galvos dalyje. Ir paskutinis dalykas, bet ne paskutinis iš esmės, bet paskutinis šiame video. Praktinis taikymas. Vien, kad žinau, kad reikia pažiūrėti tolį, vien, kad žinau, kad reikia atpalaiduoti akis, vien, kad žinau, kad reikia atkreipdėmėsi į periferinį regėjimą, vien, kad žinau, jog reikia balansuoti abiejų akių bendradarbiavimą, žinios neduoda rezultatų. Rezultatų duoda realios praktikos, realiai integruoti gero regėjimo įpročiai į veiklą, prie ekranų, skaitant ar bet kokią kitą artimą veiklą atliekant. Tai ekranai ne problema, telefonai ne problema, knygos ne problema. Problema yra, kaip mes juos naudojam. Bet tai galim pataisyti, tai galim įtakoti, o įtakojant tai mes galim įtakoti ir savo regėjimą. Regėjimas gali gerėti net ir skaitant, net ir naudojant ekranus, net ir dirbant bet kokį artimą veiklą, atliekant, nežinau, piešimas, mezgimas, dar kažkas, kur žvilgsnis visą laiką nukreiptas į artimą tašką. Žinant, kaip tai kompensuoti, kaip tai balansuoti, kokias praktikas atlikti, mes galim pagerinti savo regėjimą, arba jeigu jis geras, išlaikyti jį ir toliau geru. Tai konkretūs žingsniai, konkrečios praktikos, viskas bus pristatyta balandžio paskutinį antradienį gyvai Vilniuje ir visa informacija www.gerasregėjimas.lt. Užsiregistruok, ateik, dalyvauk ir pradėk įtakoti savo regėjimą į geresnę pusę. Iki.